Ką jūs ten darot, kolega? Aš žiūrovų užgaidas pildau. Tuoj. Na tai ką, sveiki visi susirinkę paklausyti 8-ąją Šarvai ir apiniai tinklaladės epizodą. Su jumis aš Ugnius ir Laurynas. Pristatysime ypatingai naują epizodą apie lietuvišką karo liniją, tai yra šarvuotus traukinius. Labai keistas epizodas, ar ne, Laurynai? Šiek tiek toks neįprastas, sakyčiau. Taip, ir mes turime laidoj svečią Povilą. Sveiki, Povilai. Sveiki, malonu, kad pakvietėt. Ir aišku, po šio pirmo mūsų epizodo turėsime vėl alaus apžvalgas ir aptarsime World of Tanks naujienas. Taigi. Na tai kągi, Povilai, dabar tokiam trumpam įvadui aš turiu tokį klausimą tau. Tai ką apskritai manai apie tokį dalyką kaip šarvuoti traukiniai? Šarvuotas traukinys. Vien terminas, nežinau, kai besiruošiant čia ateit pas jumis pasisvečiuoti, man kilo truputėlį klausimų, nes mes šiandien nebeturim tokio reiškinio kaip šarvuotas traukinys karo terminijoje. Tai yra kažkoks istorinis reliktas palikęs. Ir greičiausiai žiūrovams, taip pat kaip ir mums, bediskutuojant, besiruošiant šitai temai aptarti, kyla tam tikrų klausimų. Iš viso, kas tai yra ir kokia to paskirtis. Tai sakyčiau, atsakant į tavo klausimą, per mažai yra kalbama ir mes nieko nežinom, kas tai per daiktas ir kaip jisai veikia. Jo, tos informacijos yra ganėtinai mažai. Aš pastebėjau, kad apskritai tų leidinių kažkokių tai praktiškai nėra ir ta tema tokia praktiškai labai mažai tyrinėta ir galbūt daugelis net nesuvokia, kokia apskritai paskirtis buvo tų šarvuotų traukinių. Ir čia dar toks dalykas iškyla, kam Lietuvai reikėjo tokių traukinių, kas paskatino pagaminti juos. Va čia yra toks, galbūt, man atrodo, vienas iš svarbiausių klausimų. Pati priežastis, dėl ko ją pradėti gaminti. Aš turiu pripažinti, kad aš nesu karybos kažkaip labai besidomintis karo istorija arba technikos istorija, bet iš to, kiek man teko girdėti apie šitą kovos priemonę, tai reikėtų atkreipti dėmesį, kad Lietuva, kaip prasideda nepriklausomybės kovos ir yra bandoma išsikovoti nepriklausomybę, tai mūsų kariuomenė kuriasi labai iš inercijos. Ta prasme, tai nėra kažkoks labai procesas gerai planuotas, galvotas, dėliotas ir galiausiai pradėtas vykdyti. Ne, tai vyko labai inertiškai iš poreikio iškilusio ginti, ta prasme, naujai besikuriančią valstybę. Ir kartu tai ateina su tam tikromis pasekmėmis toks kariuomenės kūrimas, nes mes tiesiog pradedam stebėti ne taip, ko mums reikia. Ta prasme, greičiausiai kariuomenės tyrinėjai, kurie ne tiek žiūrėjo, koks poreikis yra iš tikrųjų iškilęs, o tai kokios yra kariavimo mados tuo metu. Nes ką tik buvo pasibaigęs pirmasis pasaulinis karas ir mes žiūrim tiesiog, pirmajam pasauliniam kare naudotos tokios priemonės, vadinasi, mūsų kariuomenėje efektyviai kariauti reikia tokių dalykų. Tai buvo labai pragmatiškas požiūris, man. Bet vėlgi mes galime suprasti, kad Lietuva atgavo priklausomybę po labai ilgo laiko. Taip. Tai buvo ir didelė motyvacija, štai toks susidėgymas, kad mums reikia to ir ano, 3, 4, dabar ta kariuomenė ir čia tas dalykas ir tie traukiniai ir gal dar kažką nors sugalvom, atrodo, kad tai buvo toks pagaliau atokvėpis Lietuvai. Nežinau, kuom reikėtų grįsti tą tokį, tiksliau, kaip reikėtų pagrįsti tą atokvėpį, nes greičiausiai tokio nelabai buvo. Mes, kada 18 metais paskelbėm nepriklausomybės sukūrimą, atkūrimą, ir tada vos po kelių mėnesių, ne po kelių mėnesių, bet realiai metų pabaigoje, 18 metų mes nebetenkam Vilniaus, sostinės, kuri suvokiama kaip integrali visiškai dalis Lietuvos valstybės. Tai to atokvėpio, kad mes čia tą galim padaryti, greičiausiai nėra ir mes apie jį kalbėti negalim, nes
kyla tiesiog panika, reakcija ir vat būtent tada, kai sovietinė kariuomenė pradeda eiti link Vilniaus, tada atsiranda pirmieji bandymai ir kurti tą kariuomenę. Ta prasme, prieš tai visa valstybė gyveno tokių atokvėpių labiau, kad, vat, pavyzdžiui, mums nereikės kariuomenės, nes pasaulinis didysis karas baigėsi ir viskas. Ta prasme, mums reikės tiesiog kažkokių mažų tai pajėgų palaikyti tvarką valstybės viduje. Tai tas poreikis išdygo tiesiog iš niekur ir visas kariuomenės kūrimas toliau vyksta kaip reakcija į tokią susidariusią situaciją. Tai manau dabar pats metas klausytojams pristatyti, kaip būtent atrodė tie traukiniai šarvuoti ir kas juos sudarė, kas įėjo, kokie ginkluotė buvo ir panašiai. Kad čia būtų toks trumpas, mano įsivaizdavimas visiems, tai pirmiausia, šarvuotas traukinys, galim įsivaizduoti kaip tą paprastą traukinį, privirintos plokštės kažkokios kaip šarvai, apsaugota ten variklis, kad šūvių metu tiesiog nebūtų pažeistas. Yra keli sąstatai, aišku, tie patys kareiviai yra ten formuoti, traukinių šarvuotų tie būriai paprasti. Ir pats traukinys yra iš esmės apginkluotas kulkosvaidžiais. Iš esmės jisai neturi didelių kažkokių ginklų, kaip pavyzdžiui tankas, ar ne, viena pagrindinė patranka. Bet pavyzdžiui, štai apie tos traukinius kalbant tik tai apie sunkiosius kulkosvaidžius, kurie yra pritaisyti ir jie yra kovom artimuosiam, jeigu traukinį užpultų. Bet pavyzdžiui, kaip dėl tolimųjų ginklų, aš kiek pamenu, haubicos buvo įtaisytos net kelios. Jo, kelios haubicos buvo, jeigu tarkim kiltų kažkoks noras būtent tą traukinį nuvaryti į frontą kažkokiu tai būdu, jeigu yra tarkim atšaka ir tiesiog padėti kareiviams. Čia jeigu neleisit man užsišnekėti vėl, tai viskas bus gerai, bet mes juk turim suprast, kad laikotarpis, apie kurį kalbam, yra po Pirmojo pasaulinio karo. Taip. Ir Pirmasis pasaulinis karas buvo tas karas, kuriame šarvuoti traukiniai buvo ne pirmą kartą panaudoti, bet pradėti naudoti, ta prasme, efektyviai ir masiškai, sakykime, nes kiekviena kariaujanti pusė turėjo, geležinkeliai šiaip jau buvo. Jo, galim įsivaizduoti, tarkim, tą pačią Vokietiją, Prancūziją, ten puikus tinklas. Ir turim pavyzdį, kaip Vokietijos kariuomenė įžengė į Lietuvos teritoriją, pradeda ta prasme, čia įveda okupacinį režimą ir iškart kas prasideda, žmonės yra varomi tiesiog darbams tiesti geležinkelius. Tai geležinkelis Pirmo pasaulinio karo metu yra žiauriai svarbus infrastruktūros objektas, kurio pirmiausia rūpinasi kariuomenės. Bet Pirmasis pasaulinis karas irgi pirmą panaudoja, tai aviacija. Ta prasme, aš galiu klysti, aišku, bet aviacija yra labai svarbus šito karo elementas. Ir greičiausiai haubicų įrengimas, ta prasme, gal ne pačios haubicos kaip ginklo, bet sumanymas vis tiek turėjo būti, kad traukinys yra labai pažeidžiamas iš oro objektas, ta prasme, ir kažkokia gynyba prieš lėktuvį neturi būti, ta prasme. Tai iš to gal kyla tas sumanymas įtaisyti haubicos, nors tenais tas įtaisimas jau tarp pirmajam traukiniui mūsų toksai komiškas buvo visai. Jo, mes įdėsim žiūrovam pažiūrėti, kaip iš tikrųjų atrodo tas traukinys. Ką aš galiu bendrai apie mūsų tuos lietuviškus šarvuotus traukinius pasakyti, nežinau, man tai labai keistai atrodo. Kažkaip lyg ne iš šio amžiaus ir bandyti pritaikyti dabartiniam naudojimui karo kažkokiuose veiksmuose. Greičiausiai dėl to, nes tas traukinys, pirmasis mūsų traukinys, kada Gediminas pastatytas 20-ais? Berods 20-ais. Tai mes turim, skaitykit, 2 metus po nepriklausomybės pradžios, po okupacinės Vokietijos laikotarpio Lietuvoje visiškai nualinta. Jau nėra jokios industrijos, ta prasme, ekonominė situacija prasta žmonių ir kas gaunasi, kad tą traukinį neišsvajota, bet ta prasme sugalvota, jį tempia iš visų pakampių metalus, krauna ir bando taip jį konstruoti. Jo, buvo vykdomas tos rekvizacijos iš Kauno ten verslininko ir būdavo nusavinamos tos metalo plokštės. Vis dėlto tos įmonės metalo apdirbimo pas mus nebuvo labai tokios skaitlingos. Iš esmės, ką mes tuo laikotarpiu galbūt gaminam, tik tai nebent būnant vokiečių okupacijai,
aš įtariu kokius vinis, vielą ir kažką panašaus, bet kažko rimtesnio nelabai mes turėjom. Jo, ir aš neatsimenu tiksliai, bet man atrodo, kad tokios galimybės įsigyti iškart po pirmo pasaulinio karo pabaigos traukinių arba šarvuotų traukinių jos nebuvo visiškai. Lietuviai buvo priversti tiesiog patys kurti tą technologiją, pavadinkime. Aš įtariu, kad Lietuvos biudžetas nebūtų pavilkęs tokios naštos. Greičiausiai ne. Tai dabar tikriausiai toks kitas įdomesnis klausimas, kadangi vis dėlto mes turėjom 3 to šarvuotus traukinius pavadintus kunigaikščių vardais, Gediminas, Kęstutis ir Algirdas. Tai kadangi mes jų turėjom, aišku, atrodo gan mažas skaičius, tik tai 3, bet Lietuvai, sakyčiau, visai neblogai. Tai aš norėčiau labiau gal išgryninti tą dalyką, kaip mes panaudojom tos traukinius, kaip tai veikia Lietuvoje, ta prasme. Čia nežinau, ar man klausimas adresuotas būtent, bet ta prasme, jeigu gerai pamenu, tai iš pradžių sukonstruotas vienas Gediminas 20 metais ir jisai gauna savo krikštą 20 metų, kada, čia reikėtų patikslinti. Bet nesvarbu, ta prasme. Čia berods gal kai buvo, ar kartais nei Suvalkus, man atrodo. Jo, jis pirmą kartą važiavimas. išvyksta į, žodžiu, kaip čia, pietų Lietuvą, kovoms su Lenkais, ta prasme. Ir tenais, jeigu neklystu, ta kova su Lenkais ganėtinai nesėkmingai, jisai dalyvauja kovos veiksmuose, bet tenais netenka pusės vagono kažkiek, tai ta prasme. Jo, na vėlgi jis toks nebuvo labiau atakais, kaip supratau, labiau paramai naudotas. Tas traukinys atveš kažkokios ten amuniciją. Jo, nes aš kaip įsivaizduoju, tas šarvavimas iš esmės traukinio tiesiog dėl pačio traukinio galbūt apsaugos ir krovinių apsaugos, bet ne konkrečiai kažkokiem manevram ar kažką pulti ir panašiai. Nes traukinys manevrinio karo šiaip jisai negali kariauti. Iš esmės jo. Tai jo, tai tas kovinis krikštas su Lenkais, kiek jisai tenais dalyvauja kovose, kadangi lietuviai traukiasi tenais visas suirutė tam krašte, jis nepasakyčiau, kad tenais labai sėkmingai pasirodo. Ir toliau, ką turim, kaip pasibaigė galiausiai, čia galim diskutuoti, aišku, kada tiksliai baigėsi nepriklausomybės kovos, yra nuomonė, kad jos niekada nesibaigė, kol Vilnius neatgauna. Bet esmė kokia, kad tie traukiniai daugiau kovos veiksmų taip ir nepamato. Gediminas yra atstatomas, bet paskui jis padalinamas į 3 atskirus traukinius. Ir jie realiai tenais kažkokius mokomosius veiksmus vykdoma, jeigu gerai pamenu, tiesiog. Jo, nes šiaip jų pats egzistavimas, aš manau, bent jau tų traukinių būrių, aš kiek žinau, buvo ganėtinai trumpas, iki 35 metų kažkur ir buvo viskas išformuota, viskas. Mums nereikia tų šarvuotų traukinių ir tų būrių. Ja, greičiausiai, nes buvo suprasta, kad tai yra, atgyvena tam tikra, nes, tai apart to, kad gali greitai pristatyti kažkokius karius arba aprūpinimą į fronto liniją, jisai toliau daugiau jokių funkcijų nevykdo. Bet vėlgi tas pristatymas, ar ne, nes Lietuva tuo metu atšakų labai daug ir neturėjo. Kelios tos pagrindinės buvo, ar ne, bet vis tiek. Tai iš esmės tų šarvuotų traukinių reikšmė kaip ir išnyksta, nes mes negalim labai plačiai jų pritaikyti vien dėl to, kad mes neturim to tinklo. Jo, ta prasme, iš pradžių traukiniai buvo iki 25 metų laikomi Kaune, paskui jie pervaryti į Radviliškį, kas pagrindinis Lietuvos mazgas yra. Bet čia dėl jų eksploatacijos galimybių, tai kad paaiškinti gal kažkiek, tai reikėtų atkreipti dėmesį tai, kad Lietuva yra sudaryta iš, realiai 20 metai, jeigu paėmam, arba 18, kai atsikūrė Lietuva, ribos yra nežinomos. Ta prasme, mes nežinom tiksliai, kur yra mūsų sienos, mes palei taikos su Sovietinė Rusija sutartį kažkokią tai rytų sieną nusimatom, bet jį tenais kiek egzistuoja, kiek neegzistuoja. Čia aišku labai galiu prišnekėti dalykų, tai čia buvo fun faktų su ta siena, kad būdavo kaimiečiai tiesiog šieno kaugės pastumdavo, kad va čia baigėsi mūsų siena. Tai va, kas svarbu šito dalyku atkreipdėmėsi, tai kad cariniai Rusijoje, Rusijos imperijoje esančios Kauno ir Vilniaus gubernijos, jos buvo administraciniai vienetai.
bet kad jas kažkaip tai sujungti, ta prasme, logiškai, vat būtent tiems kraštams išdėlioti infrastruktūrą, kelius, geležinkelius ir panašiai, didelė imperija nesivadovauja tokia logika. Ta prasme, čia būtų panašus variantas, jeigu dabar, jeigu nesupyksit, aš kalbėsiu tiesiog apie tas vietas, kurias pažįstu, sakykime, jeigu teoriškai juokaujant padėliot, kad Žemaitija nusprendžia paskelbti nepriklausomybę po šiandien. Ir mes paimam kokią, nežinau, sostinę Telšius, prisijungia Mažeikių savivaldybė ir dar kažką. Ir tai yra valstybė ir jinai kažkaip tikisi išnaudoti geležinkelį savo reikmėms. Padarom tokią analogiją į Lietuvą, ką tik atsijungęs nuo Rusijos. Geležinkelio linija tarp Mažeikių ir Telšių neina. Jeigu tu nori nuvažiuoti geležinkeliu iš Telšių į Mažeikius arba priešingai, tu turi važiuoti į Šiaulius ir tada jau gali važiuoti į sekantį miestą. Tai va čia kalbam apie tą didelės valstybės logiką, išdėliojant savo infrastruktūrą ir kelius, ta prasme, kad ta logika tikrai niekaip nebuvo numatyta į tai, kad Lietuvoje būtų įmanoma kurti kažkokį tai, arba nebuvo numatyta net, ta prasme, tikslių susisiekimo kelių kūrimo. Tai ir dabar gaunam tokią kovos priemonę, kuri turi žaisti kažkaip su ta infrastruktūrinė logika buvusia prieš tai didelės valstybės. Ir mes ką gaunam, kad turim mazgą ties Radviliškių, bet kad tas susisiekimas yra tikrai komplikuotas, bent jau geležinkeliais pirmaisiais nepriklausomybės metais. Tai ta logika, nežinau, kaip čia turėjo atrodyti ir kaip ta eksploatacija traukinių turėjo natūraliai vykti. Aha. O štai dalis yra su kariuomenės visų to kamufliažu ir kaip kariuomenė rengėsi ir kaip tą traukinį paslėpė prieš tai, matome prieš tai Prancūzijos, po to Vokietijos, ant traukinio buvo dedamas kamufliažas, o patys kariai amerikietiškai rengėsi, amerikietiškom uniformom. Kodėl toks miksas galėjo vykti, ne, Laurinai, kaip manai? Kaip čia galėtume dar pakreipti? Dėl pačio kamufliažo aš nesu tikras, bet dėl, sakyčiau, uniformos ir manau galbūt Povilas papildytų, aš manau čia viskas yra dėl tų išeivių ir tos migracijos į Jungtinės valstijas, ar ne? Nes vis tiek Lietuva tik atsikūrus šviežiai, ar ne, daug ko trūksta, tų uniformų ir panašiai. Tai ko gero, aišku, dar tas karas neseniai pasibaigęs, tai ko gero tas dalykas dėl to buvo, nes tą uniformą siuntė, tarkim, tų kareivių ir giminaičiai kažkokie, kad mums reikia apsirengti, mes neturim ko apsirengti, ar ne, mums reikia kažko oficialaus. Ir tas galėjo atsirasti, dėl to amerikietiškas. Ir aišku, frontai, dar galėjo ten visokių kitokių būti miksų. Bet kaip būtent ta uniforma atsirado, tai aš tik tai šitą versiją. Čia tiesa uniforma, o jeigu bandytumėm, bent jau filosofuoti apie tą traukinio patį kamufliažą, kaip jis buvo nudažytas kokiam spalvom, didžiąją karo dalį Lietuva praleidžia Vokietijos pusėje būdama, ta prasme, ir vis tiek tas gyventojų arba lietuvių požiūris į vokietį kaip okupantą yra šiek tiek kitoks ir švelnesnis negu požiūris į, čia aišku, filosofiškai, tikriausiai atsirastų kas nors, kas mane dabar sukritikuotų dėl šito požiūrio, bet vis tiek greičiausiai ta nuostata apie kariavimo prestižą tam tikrą Lietuvoje turėjo nusverti vis dėlto vokiečiai, nes, kaip sakiau, didžioji karo dalis praleista būnant Vokietijos pusėje, labai daug vokiečių karių matoma visuomenės ir paprastai ir vokiečiai yra tie, kurie negaliu teikti, nes ne visai žinau, bet greičiausiai vokiečiai yra tie, kurie į rytų frontą daugiau varinėja traukinių karo metu negu rusai eidami link vakarų varinėja čia traukinių. Tai čia toksai pamastymas. Tai galbūt tas kamufliažas kyla tiesiog iš tokio noro lygiuotis arba modeliuoti savo kariuomenę, savo pajėgas į tokį vakarietišką variantą, o ne į rytų pusę labiau. Aš čia galbūt per daug detaliai noriu kapstyti. Aišku, mes tą vokišką ir amerikietišką variantą paaiškinam, kodėl buvo, bet vis tiek man kyla toks klausimas, bet kaip mes turėtume paaiškinti tą prancūzišką. Jis atrodo iš niekur tiesiog atsiranda Lietuvoje. Gal čia galėjo būti, man atrodo, gal Rusijos imperijos kažkokia įtaka, nes mes žinom, kad Rusijai
buvo vis dėlto populiarūs prancūziški elementai, visokie kalbos motyvai ir panašiai, galbūt čia tas lėmė dalykas. Nežinau, čia labai sunku spekuliuoti, ta prasme, tokiais klausimais, bet galbūt reikėtų žiūrėti kaimyninę Lenkiją šituo atveju. Ir galbūt, vėl negaliu taip teikti visiškai paėmęs ir nesiremdamas niekam, bet Lenkijos valstybė savo sukūrime turi labai didelę Prancūzijos paramą, nes prancūzai mato savo geopolitinį tikslą kaip tam tikrą Vokietijos karo agresorės apribojimą. Ir Lenkijai, įsikuriant Lenkijai, didelė dalis Prūsija, pavyzdžiui, beveik visą atitenka. Tai, nu, tokie dalykai, ta Vokietijos imperija griūna ir jos vietoje, tose teritorijose atsiranda Lenkija, kurios sukūrimas yra realus prancūzų, interesas, sakykime, regione. Ir iš to galimai kyla, kad čia vėlgi, irgi tik tai pasakymas, bet reikėtų žiūrėti, kokią paramą mūsų regionui prancūzai skiria po karą. Galbūt buvo irgi kažkokios uniformos, ta prasme, atėjusios skiriamos dar kažkas, arba irgi tam tikros mados, bandant kopijuoti Lenkus, kažkokia tai prasme, nu čia įvairių motyvų galėtum rasti, kurių didžioji dalis greičiausiai neturėtų jokio pagrindimo, bet apie tai galima filosofuoti čia atsisėdus. Tai man atsirado dar vienas toks klausimas, kokių įžvalgų galime pasisemti iš bet kokių Lietuvos šarvuotojų traukinių relikvijų išsaugojimo šiandien, pavyzdžiui, ir kaip jos prisimenamos šalies karo istorijoje, na, tarkim, ar tie traukiniai, kaip baigėsi tais traukiniais visą tą istoriją? Aš kiek domėjausi, nežinau, čia yra pagrįsta, bet irgi greičiausiai atsiras, kas mane sukritikuos ir sakys, kad ne, taip nebuvo. Bet jeigu neklystu, jie buvo galiausiai tie daliniai išformuoti, o pati technika buvo dalis perduota kažkokiems kitiems daliniams, kurie paskui paveldėjo kažkokias tai funkcijos su geležinkeliais. Na taip, Gediminas buvo paskutinis paliktas, kiek aš pamenu, 35 metais jo. Jo, 35 metais buvo pabaigtas šitas reikalas, mums nieko nereikia. Ir čia galbūt jūs galėsit mane, ta prasme, paremti arba paneigti iš tos pusės, kad tie traukiniai berods buvo tiesiog pradėti civilinėms reikmėms naudoti. Tenais tie vagonai, galbūt ir geležinkelio linijos, tai yra turtas kažkoks tai valstybė. Aš manyčiau, kad galima taip paspekuliuoti, nes vėlgi tie patysgi traukiniai iš esmės buvo civiliniai, tik jie buvo paversti į tuos karinius. Tai va, o kalbėti apie tam tikrą istorinį paveldą, materialų, aš nežinau, kiek būtų pagrindu, čia reikėtų labiau pasidomėti, bet apie tokią, ta prasme, egzistuojantį istoriografinį, ta prasme, kaip čia pavadinti, palikimą, tai jis nėra labai plačiai tyrinėtas, aš dabar galiu klysti, man atrodo, Kauno karo muziejus. Yra kelias parodas berods padaręs kūręs. Pavyko rasti beieškant vieną bakalauro darbą, kažkas yra istorijos fakultete pas mumis rašęs. Nėra populiari tema. Jo, tokia labai nišinė, Jo, ir greičiausiai tai atliepia tam tikrą realybę, nes, vis tiek šiandien dienai šarvuotų traukinių kaip karo priemonės, kaip technikos tokio sumanimo, tai jis nėra naudojamas, jisai neturi jokio pagrindo, ta prasme, greičiausiai dėl to tai lemia, kad istorikai nelabai gilinasi į šitą technikos rūšį. Na, bet mes galim sakyti, kad tai nebuvo labai vykęs projektas. Greičiausiai ne. Aišku, čia svarbu paminėti, kad mes nebuvom išskirtiniai kokie nors čia šituo atveju, nes po vieną traukinį turėjo tarpukario Latvija ir Estija. Tai mes čia nebuvom kažkokie tai nusprendę pasistatyti savo karinį šarvuotą traukinį. O čia mes galim pažiūrėti netgi ir antrojo pasaulinio karo laikotarpį, ten irgi buvo šiaip visai populiaru. Tik tai greičiausiai, kaip pasakyti, tas traukinys nelabai, kaip sumanimas, galėjo rasti kažkokio tai pagrindo Lietuvoje, kur nėra sunkiosios pramonės ir žaliavų, ta prasme, labai ties geležinkelių ir statyti traukinių. Ir net šiandien dienai, aš dabar bijau sumeluoti, kiek kilometrų iš viso yra Lietuvoje ištiesta geležinkelio linijų ir palyginti su kitom vakarų Europos valstybėm, kurios turi tą platų tinklą.
Ir B dalykas, tai greičiausiai tai tiesiog labai brangiai kainavo išlaikyti, ta prasme. Tai, ja. Na ir ką, prieėmė prie antro laidos segmento, alaus apžvalgas ir šiandien turime pirmą alų, tai yra Genio daryklos kolabas su rock'n'roll, vadinasi jo Bonstar. Ir ką, atrodo, Toks šviesu. visai. Labai primena tokį Hazy IPA, kai būna. Hazy IPA, čia jūs pasinešę ant terminijos alaus, aš Pilsneris šviesus tamsus. Viskas, Jo. mano alaus žinios. Tai... Nu, matot, Nu, kolega, jo. čia hipsteriai. Pakastavuot. Nu, čia labiau limonadas negu alus. Kvapas toks vaisinis labai toks stiprus. Toks, ką aš galiu pasakyti, tai toks labiau pasiflorom negu kitais vaisiais. Nu ir kągi, skonis koks. Čia realiai limonadas. Čia Nu, limonadas, tu- aš tu- realiai. Ne, pažiūrėt. čia limonadas, čia net neišeina nugertais bokalais matuoti. Nu, ale tikrai. Nu taip, tai yra limonadas visiškai. Visiškas limonadas. Aš jeigu galiu parekomenduoti vieną dalyką alaus mėgėjams, yra toksai apsas Antep, man atrodo, kažkoks tipo, ar reikėtų dar pasitikslinti, bet alaus vertinimui, grinai. Tai 10-balį sistemai pas mane šitas gautų, nu gal 2,5, 1,5, jo, 1,5. O kiek duotum iš nugertų bokalų? Jo, pas mus nugertais bokalais. Nugertais bokalais, jeigu matuoja, tai čia nulis, nes paprastai nežinau, kur vaikams limonadą pilsto į bokalus. Šiaip tai nežinau, ta prasme, tai limonadas, ne alus. Nu, aš išgerčiau vieną bokalą, tai būdė vienas nugertas iš 5. Nu, aš būsiu toks dosnesnis žmogus ir aš duosiu 3 nugertus bokalus. 3 nugertus. Vien dėl to, kad man patinka hipsterio alus ir Aha. čia tas vienas nugertas bokalas vien dėl to, kad aš respektinu visą tą dalyką, kiek jie įdeda daug darbo į šitą. Nu, ja, tai tiesa. Tai tu kitais žodžiais esi limonado mėgėjas. Tiesiog. Aš neduodu maksimalaus vertinimo, tai manęs nepadaro mėgėjai. Čia tiesiog iš pagarbos. Čia iš esmės, būtent, čia kaip tau dėstytojas rašytų pažymį ar ne už kokį referatą, kurį tu rašai paskutinę naktį. Nu ir kadangi tu vis tiek kalbinai kažkokius žmonės, ėmė interviu, tau plus 1 balą tik dėl to uždeda. Tai čia kažkas tokio. Gerai. Na tai kągi, ir mūsų sekantis. Tada sakymus pradedi, nu tai ką. Jo. Okay. Nu, Gerai, tai va. Sekantis mūsų alus bus iš Sakartvelo Kajaki toks šviesus alus, įdomus visai, importinis toks, nematytas. Na ir kągi, Neuropinis. ragaujam? Ja. nu. Pasimėgaudamas atsigėrė. Aš neturiu žodžių. Čia jis man primena realiai švyturio ekstra. Švyturio ekstra. Nieko neįsiskiria, realiai. Aš Tik pavadinimas. Kvapas irgi panašus. Aš realiai nustebau, kai sužinau, kad jie Sakartvele alų daro. Tai... Nors iš tikrųjų pagal kvapą man gal primena, kaip tai yra, Desperadas. Desperadas. Jo, panašus, bet šiaip, nu, visiškai subjektyvi nuomonė, kad geresnis negu Desperados. Jo. Ta prasme, Desperados Jisai turi tokį savo kažkokį užgožinti poskonį. Aš nežinau, kaip paaiškinti. net antrą, aš neišgėriau. Aš šitam duočiau pagal kvapą, pagal skonį, pagal gana skaidrį išvaizdą. Sakyčiau, duočiau 3,5 nugautų iš 5. Solidžiai? Ja. Nežinau, nu man, jeigu prieitas buvo 0, aš dabar jaučiu, lyg turėčiau parodyti, kad aš nesu alaus nekentėjęs. Tai, sakyčiau, pas mane skalį, tai... man duosiu kokius 4 nugertus bokalus.
Aš žinokit, kolega, jums pantrinsiu ir duosiu irgi 4 nugertus bokalus, nes aš manau, kad čia toks tradicinis šviesaus alaus skonis ir jisai nėra nei kažkuom blogas, nei geras. Nes ten net nėra labai kartus. Pareklamuojam, kaip pavadinimas buvo dar. Kajakė. Būsit Gruzijoje, atsiprašau, Sakartvele, gerkit kajakį. Tai vagi, kolegos, dabar buvo naujas update'as World of Tanks ir prasidėjo Holiday Ops. Tai ką reiškia, tai iš esmės, kad atsirado toks kaip advento kalendorius kažkoks, tai iš esmės. Kiekvieną dieną prisijungėt, atidaro tą kalendorių, gaunat kažkokį tai prizą, gali būti tai, netgi viena premium diena, gali būti kreditai, ten bonusai kažkokie, įvairios dovanos ir iš esmės, aš tikrai... Galėtų senelis. Galėtų ir šokoladinį dėdą Na ir kasgi dar iš tokių, tai tikriausiai... Šarvuota traukinės. O taip, šarvuotas traukinys ten neegzistuoja, kai atsiprašau. Na ir dar vienas dalykas iš tokių įdomesnių, tai bus vėlgi Well Deserved Award. Tai iš esmės kiekvienais metais šis dalykas visą būna, nežinau, pateikiamas vėl kaip naujas dalykas. Vėl nauji kažkokie tai prizai, vien dėl to, kad tu dalyvauji, ten prizai už kiek metų tu žaidi tą žaidimą, tai vėlgi tos pačios dovanos, gausit naują premium tanką, dar kažką. Ir žiūrės, daug dovanom kalėdom. Na ir... Puikus laikas pradėti žaisti World of Tanks. Ir aš galiu pasidalinti, čia bus shoutoutas mano tečiui, nes aš kai buvau gal kokių 5-6 metų, mano tetis žiauriai gamino World of Tanks. Ir čia buvo vienas dalykas, dėl ko mes su tečiu labai subondinom, dar prasme, nes ir man patiko ir mes žaisdavom, tai tenais būdavo crazy. Tai jeigu nesat bandę, tėvai kvieskit savo sūnus, sūnus kvieskit savo tėvus, žaisti World of Tanks ir gaukit daug dovanų. Jo, labai gerai. Tai ką, žiūrovai, labai ačiū, kad žiūrėjot mūsų 8 epizodą. Šį epizodą dalinsim į 2 dalis, tai čia yra pirma dalis, antra bus jau apie grinai ne apie šarvuotus traukinius, o apie Lietuvos techniką, motociklus, tankus, automobiliai, visą motorizaciją, žodžiu, Lietuvos. Ir su jumis buvo Ugnius, Taurinas ir mūsų svečias Paulas. Gero vakaro, gerbimieji.